Praėjus daugiau nei 2 mėnesiams nuo Irano interneto blokados pradžios, didžioji šalies dalis vis dar faktiškai atjungta nuo pasaulinio tinklo, o NetBlocks tai vadina ilgiausiu nacionaliniu interneto išjungimu istorijoje. Iranas suteikė prieigą tik ribotai grupiai per vadinamąją Internet Pro programą, sukurdama tai, ką kritikai apibūdina kaip 2 lygių sistemą, kurioje nedidelė grupė gauna platesnę prieigą. Anksčiau tai buvo prieinama visiems, o paprasti iraniečiai lieka atjungti arba priklausomi nuo brangių VPN. Iran International taip pat praneša, kad kai kuriems vartotojams buvo liepta skelbti vyriausybę palaikantį turinį ir pasirašyti rašytinius įsipareigojimus, kad jiems būtų atkurta interneto ar mobiliojo ryšio prieiga. Dabar prie mūsų prisijungia Khosrou Isfahanis, Nacionalinės demokratijos sąjungos Irane tyrimų direktorius, kuris plačiau pakomentuos šią temą. Khosrou, kiek reikšminga yra ši nauja 2 lygių sistema, kai patvirtinti vartotojai gauna platesnę prieigą per Internet Pro, o paprasti iraniečiai lieka apriboti? Ką tai rodo apie galios nelygybę, kurią režimas galbūt bando dar labiau padidinti? Islamo Respublika daro tai, ką visada darė. Ji vykdo informacinį karą prieš Irano žmonės ir viso pasaulio žmonės. Jie bando pasauliui įteikti mintį, kad viskas grįžo į normalią padėtį ir Irano žmonės palaiko šį režimą. Jie publikuoja vaizdo įrašus apie naktinius mitingus palaikančius režimą, įskaitant moterį be hidžabo, kuri kelia tostą naujajam aukščiausiam lyderiui. Jie rengia koncertus su moterimis be hidžabo ir moterų vokalistėmis. Tai dalykai, kurie yra draudžiami pagal šariato įstatymus. Ir tada turime visą šią kelių lygių interneto schemą, kuris suteikia prieigą žmonėms, palaikantiems režimą arba priverstiems skleisti režimui palankės žinutes. Tai visada buvo Islamo Respublikos taktika. Jie arba priverčia jūs paklūsti, visiškai tylėti, arba bent jau bando tai padaryti, arba apdovanoja tuos, kurie laikosi režimo linijos ir kartoja jos skleidžiamas žinutes. Kai pažvelgėte į žinutes, kurios sklinda iš Irano, iš žmonių, naudojančių šią Internet Pro schemą, jie atkartoja Jungtinių valstijų ir Europos antikarinio judėjimo aktyvistų kalbą, kad šis karas buvo neteisėtas, jis buvo neteisingas. Ir kartais jie tai susieja su tam tikra Irano Islamo Respublikos kritika, pateikdami save kaip opoziciją šiam režimui. Tačiau pridėdami išlygą, kad taip, jie nori, jog Irano Islamo Respublika pasikeistų, jie nenori režimo pakeitimo, bet taip pat nenori, kad tai įvyktų per tarptautinę intervenciją. Taigi visa tai yra neatsiejama režimo naratyvinio karo prieš pasaulį dalis. Ką tai jums sako apie režimo prioritetus? Ar tai daugiausia susijęs su saugumu ir bandymu sustabdyti nepritarimą? O gal dabar matome platesnes pastangas visam laikui pertvarkyti, kaip Iranai gali gauti informaciją? Taigi tai yra daugiasluoksnis procesas. Viename lygyje, taip, režimas bando spręsti dabartinę saugumo krizę, demonstruoti galią šalies viduje ir užsienyje, kurti normalumo įspūdį šalies viduje ir užsienyje. Taip, tai yra platesnių Irano Islamo Respublikos pastangų prasidėjusių 2009 metais dalis. Tai nėra kažkas naujo. Režimas svajojo apie nepriklausomą interneto tinklą, kurį būtų galima atjungti nuo pasaulio, suteikti ribotą prieigą išrinktiesiems ir išlaikyti šalies kontrolę. Už uždangos, už šydo, kurio niekas iš išorės nemato. Kas vyksta su tikraisiais iranėnais Irane ir kodėl iranėnams draudžiama laisvai gauti informaciją? Jie svajoja sukurti dar vieną Šiaurės Korėją Irane ir jie to siekia. Laimiai, jie yra labai nekompetentingi, o Irano žmonės moka kovoti su šiuo režimu. Taip, jie blokuoja prieigą, bet vienas geras draugas kažkada tai apibūdino kaip kurmių daužymo žaidimą. Jie blokuoja konkrečius kanalus, žmonės sugalvoja naujų idėjų. Palydovinis internetas ilgainiui pralaus šią blokadą, o jie nėra pakankamai technologiškai pažengę, kad įvestų sistemą panašią į tai, kas vyksta Kinijoje. Khosrou Isfahani, įdomi analizė. Kaip visada, ačiū, kad šiandien buvote su mumis per i24 News. Ačiū, kad pakvietėte.